žodis, parašai ką veiki, aš tik šiksaus tyliai. Susitinkam gal ryt, ar dar bijai įsipareigot? Sakai, nežinau, žiūrėsim, bet jau rašai man kas 5 minutę. Susitinkam gal ryt, ar dar vaidinsi, kad tau tai jei tik nori, aš pasiruošęs, tu tik pasakyk, susitinkam gal ryt. Vakar sakei, kad pavargu, šiandien gal trumpai į miestą. Rašai bet be spaudimo, jaučiu kaip lipi per tekstą. Foto iš žmonės vaidrodžio, šitas suknelė tinka. Klausimas ne apie suknelę, klausimas ar dar tau linksma. Susitinkam gal ryt, ar dar bijai įsipareigot? Sakai, nežinau, žiūrėsim, bet jau rašai man kas 5 minutę. Susitinkam gal ryt, ar dar vaidinsi, kad tau tin, jei tik nori, aš pasiruošęs, tu tik pasakyk, susitinkam gal ryt. Sakai, gal tik kavos ramiai, po to gal vis dėlto arčiau. Rašai, aš neforsuojam, bet minčių jau nebeslėpiau. Neatsivesk visos brigados, šį kart noriu tik tavęs. Parašy, žiūrėsim rytoj, o rytoj vėl tas pats žaidimas, bet taisyklių ne. Susitinkam gal ryt, ar dar bijai įsipareigot? Sakai, nežinau, žiūrėsim, bet jau rašai man kas 5 minutę. Susitinkam gal ryt, ar dar vaidinsi, kad tau dzin, jei tik nori, aš pasiruošęs, tu tik pasakyk, susitinkam gal ryt. Gal tik kavos ramiai, po to gal vis dėlto arčiau. Rašai, aš neforsuojam, bet minčių jau nebeslėpiau. Neatsiversk visos brigados, šį kart noriu tik tavęs. Parašai, žiūrėsim rytoj, o rytoj vėl tas pats žaidimas, bet taisyklių ne. Susitinkam gal ryt, ar dar bijai įsipareigot? Sakai, nežinau, žiūrėsim, bet jau rašai man kas 5 minutę. Susitinkam gal ryt, ar dar vaidinsi, kad tau din, jei tik nori, aš pasiruošęs, tu tik pasakyk, susitinkam gal ryt. Tu rašai neprisirišk, bet laikai mane online. Aš rašau gerai ramu ir vėl laukiu tavo. Hai, gal ne rytoj, gal po 2, bet abu žinom iškart, kad kai parašai ką veiki, jau reiškia nori manęs matyti. Susitinkam gal ryt, ar dar bijai įsipareigot?